Sveiki, kartais rudeniški vakarai primena man paauglystės laikų poeziją, nes juose taip pat randu vis daugiau ir daugiau moters ir vyro santykių ir skirtingų pasaulių suvokimo dalykų. Skirtingi tie mūsų pasauliai, vieni be kitų mes negalime. Ir pavyzdžiui, dabar jums prieš akis tiesiog norėčiau žodžiais ir savo tam tikrų įtaigumų pateikti eilėraštį apie atleidimą, eilėraštį apie moterį kaip tokią, kuri gali atrodyti galbūt kaip fyfa, kuri gali galbūt atrodyti kaip lėlytė, bet iš tikrųjų, patikėkit vyrai, mes visos turim tuos jausmus, skirtingus skonius, kaip ir jūs, ir labai branginam tą tokį jūsų buvimą su mumis, mumise, šalia mūsų. Taigi tas pirmasis eilėraštis, paprastas, bet neprastas, Just Irma. Aš uždarau duris, truputį padažau akis ir išeinu viena, ir vėl nauja diena, batukai taip šilti, bet žingsniai netvirti, ir sniegas negražus, nuplaunantis dažus. Brangiausi kvepalai ir plaikstosi plaukai, odinės pirštinaitės, bet širdžiai šitaip šalta. Tiek kartų galvojau išmesti tave iš savo gyvenimo. Tiek kartų atleidau dėl gundančio nerimo, tiek kartų tylėjau, galbūt, ar iš tikro mylėjau, tiek kartų norėjau pamiršti, bet nesugebėjau. Aš nulakuoju nagus arba jausmus keistus, ant aukštakulnių nepainu, viskas darosi šitai painu. Nedovanoji man gėlių, nesakai žodžio myliu, bet ne šito man reikia, kaip gražiai krinta snaigiai. Nusiperku šaliką naują ir nuoširdžiai pajuokauju. Dažai dar visai nenubėgo ant balto krintančio sniego. Jokiais dažais neuždažysi ašarų, jokiais dažais ir nepaslėpsi tikrų jausmų, ar ant sniego, ar ant šaligatvio. Vis dėlto išties šį vakarą su jumis gera būti su jausmais, kuriais su jumis dalinuosi, ir tai yra pasakiškas dalykas apskritai iš viso, kad mes turime tuos pasaulius, tokius skirtingus ir tokius kartais, kaip pasakyti, visai skirtingomis kryptimis, riedančius, besisukančius, lekiančius. Ir antrasis eilėraštis būtų apie neišdrįsimą prieiti vienam prie kito ir pasikalbėti tiesiog. Troleibusas sustoja, štai diena prasidės, nors jinai nedainuoja, ji kaip scenos žvaigždė, o stotelėje stovi toks žavingas žmogus. Man patinka jo žvilgsnis, savitai įdomus. Gal jis laukia merginos žinutės, gal po darbo pavargęs truputį, o gal aš paprasčiausiai jam netinku, gal norėtų kavos puodelio, o gal labiau jam reikėtų panelės, bet aš jam tikriausiai nepatinku. Aš stebiu jį iš šono, išdidi ir viena, man verta milijono jo šypsena, ko jis nori ir laukia iš ateities, toks žavus, šviesiaplaukis mano vilties. Nepavyks juk dainos taip kaip viena, po truputį praeina šita diena. Jis nelaukia merginos žinutės, jis iš tikro pavargęs truputį, nes žiūrėjo rimtas rungtynes. Jam nerūpi kavos puodelis, bet jis neatsisakytų bokalo, kaip bebūtų, bet jam nereikia manęs. Ir iš tikrųjų santykis su mūsų skirtingais hobiais, skirtingais pomėgiais, tai yra vėlgi mūsų
pasaulio susilietimai ir galbūt kartais yra verta tokiose situacijose prieiti ir ištarti žodį visiškai nepažįstamam žmogui. Jau pamiršus tą seną tokį žaidimą, gal jūs kartais žinote, kiek valandų, nors abiejų tavo pačios rankų laikrodžiai. Ir tiesiog tuo, kuo susidomi, leisti savo domėtis kitais pasauliais ir nebijoti tų pasakymų kartais. Nebūtina iš karto atskleisti visų savo jausmų. Tiesiog bandykime gyventi, bandykime domėtis vieni kitais, jau tikrai pasižiūriu, prasižvalgau, esam, ganėtinai susipriešinę, ganėtinai vos ne vieni kitų išsigandę. Šiuo atveju kalbu ne tik apie vyrų ir moterų santykius, bet apskritai. COVID-19, pandeminis nuovargis, karo realijos iš tikrųjų mus paveikė, mūsų taip truputėlį pristabdė nuo bendravimo. Ir mes dabar jau galvojam, kad, jeigu mes kitam žmogui šalia esančiam žodį pasakysim, tai čia gali būti smūgis į galvą. Tai taip neturėtume galbūt ir elgtis. Ir ieškau čia tiesiog trečio ir paskutinio eilėraščio šitame tokiame rudeniškame Džastirmos eilėraščių koleže vyrams, moterims, jausmingiems žmonėms galbūt šiek tiek, galbūt truputėlį tiesiog mėgstantiems paprastus dalykus. Ir radau tokį dalyką, kuris susijęs daugiausiai čia galėtų būti manyčiau, noriu šiek tiek įskaudinti tą, kurį myli. Nes kai mylim, tai mesgi norim labai parodyti, kad mums tai jo nereikia iš tikrųjų. O iš tikrųjų taigi mylim. Ir tada norisi, kad tam žmogui būtų skaudu, jis ten susimastytų, 10 savaičių apie mus galvotų, mūsų ten pradėtų labai atsiprašinėti. Šituose dalykuose aš pasakyčiau, tai visada yra riba, ties kuria reikia sustoti ir kada jau gali grįžti ir pati pasakyti tam tikrus žodžius ir labai didelių skaudinimų, aš manyčiau, nereikia vien dėl to, kad parodytume, kokios jau mes ten esam ypatingos, kokios jau mes ten esam žavingos, kaip mes mokam pajausti tuos vyrus. Tai čia būtų tokia būtent noro įskaudinti tokia daina be melodijos. Taip, aš taip norėčiau, kad tau būtų nors truputį skaudu. Apie save gerai galvoju, tavęs nesuprantu. Kodėl tu tyli, kai aš laukiu, šaipaisi ir sakai, kad negali be savo kaukių apsieiti visiškai? Kodėl geri, kai man atrodo, kad gerti jau gana? Kodėl sakai, kad nusibodo, kad vėl bloga diena? Kodėl tu toks, kodėl nesklinda man tavo šiluma? Tikriausiai čia kalta labiausiai tiesiog šalta žiema. Bet ir išties, kiek aš galiu ištverti su tokiu kvailiu. Aš paklausau someone like you ir apsiverkusi tyliu. Ir tai, kad šiandien aš rašau, tai aš savęs atsiprašau. Ir neromantiškas romanas, tarsi užšalęs okeanas. Aš taip tikėjausi, ko gero. Manau, kad taip tik kvailės daro. Jis buvo ledas. Aš ugnis, kartu mes prastas sprendinys. Jis buvo ledas iš vanduo, skaudus gyvenimo akmuo, į kurį susižeidžiau širdį, bet tavo balso ji nebegirdi. Tu man jau nieko vertas. Pamiršau, koks tavo vardas. Pamiršau, kad tu veiki, tu man nepatinki. Aš dėjau viltis kaip jūra laivus, aš galvojau apie bendrus namus, apie šeimą, vaikus. Koks siurprizas, kad šito nebus ir kažkas padainuos apie mus. Ir taip galima iš tikrųjų labai viską atvirai vyrui išsakius, ganėtinai lengvai susigriauti santykius, jis iš viso gali nesuprasti, negalėti
galvoti, kodėl čia taip viskas atsitiko, juk regis viskas buvo įprasta, viskas buvo kaip visada. O galbūt atsitiko šitaip ir visos panašios emocijos kilo būtent dėl to, kad buvo kaip visada ir pritrūko įkvėpimo, pritrūko truputėlio romantikos, pritrūko truputėlio to, galbūt nepritrūko nieko, tiesiog tokia nuotaika. Tiesiog buvo pasakymų, tiesiog vyko gyvenimas. Tai va, tai dėkui jums visiems, kad pabuvote su savo gyvenimais, su mano gyvenimu, netobulų, parengtų namų atnaujinimui, statyboms ir tiesiog bandant jums šypsotis šaltyje, kuris už lango tiesiog dvelkia. Ir šildyti jūs tą šilumą, kuri turbūt ir yra moteris. Nes visų pirma, moteris yra šiluma, moteris yra ugnelė. Vyrai, mokėkite, mėkite ir mėgaukitės jas kurstydami. Kabinu, bučiuoju, tikiu jūsų santykiais.